Kodėl tai vyksta? Nežinau. O Dieve, kažkas įsilaužė į mano namus. Naujas 911 skambučio įrašas atskleidžia netikėtą posūkį, kurio Ohajo miestelio gyventojai nesitikėjo. Mano žmona 2 kartus šauta į galvą. Sulaikytas įtariamasis mylimos mamos, trenerės ir žmonos nužudimo byloje. Ji nušauta naktį. Policija iš pradžių teigia, kad ji tapo, kaip manoma, įsilaužimo virtusio smurto auka. Ar tai tas vyras, apie kurį daugelis prisiekė, kad taip nepasielgtų? Dabar jis sulaikytas ir kaltinamas jos nužudymu. Noriu pasirūpinti dukomis, nežinau. Jos vyras. Nagrinėjame Law and Crime pristatomą bylą. Aš Krisas Stewartas. Kai jums sakau, kai ši žinia pasirodė, man atvipo žandikaulis. Ashley Flynn vyras, buvęs pastorius, garbinimo vadovas ir American Idol dalyvis, kaltinamas jos nužudymu bei įtariamas bandęs tai nuslėpti. Gavau 911 skambutį apie 2:30 ryto iš Ashley Flynn namų, jos vyras panikuodamas kalbėjo telefonu. Pradėkime nuo pradžių. O Dieve, kažkas įsilaužė į mano namus. Ar jie vis dar ten? Aš nežinau. Koks adresas? 932 County Davenport, Ohajas. Prašau, paskubėkite. Kailabas Flynnas teigia, kad įsilaužėlis įėjo ir nušovė jo žmoną. Pateikė konkrečią informaciją. Ką matote? Mano žmona, ji turi 2 šautinės žaizdas galvoje. O Dieve. Giliai įkvėpkite. Ar dar matote ką nors namuose? Ne, durys į kryžių atviros, prašau paskubėti. O Dieve. Mano dukros čia. Kur jie yra? Chihuahuoje. Ar jūs su ja? Aš esu kambaryje, žiūriu į ją. Prašau, duris užrakintos, nesusrakino duris į mamą. Prašau. Kur tiksliai yra tas kambarys? Mano kolega jau siunčia pagalbą. Prašau atsakyti, kad galėčiau greičiau padėti. Gerai. Kur jūs? Name. Esu miegamajame su ja, dukros savo kambaryje. Taigi jūs nesat. Jūs nesate su vaikais. Aš buvau su vaikais, kai tai įvyko. Bet dabar jūs nesate su jais. Ne, jie savo kambaryje, jie net neprabudę. O Dieve. Linijoje kyla painiava, kur namuose yra vaikai ir kur jis yra. Jis teigia, kad vaikai vis dar miega, nors jų mama buvo nušauta kažkieno, kuris pasak jo įėjo į namus ir pabėgo. Man tikrai krenta į akis, kad jis nebėga į jų kambarį patikrinti jų, o tiesiog sako, kad jie vis dar miega. Štai ką jis pasakė, kur yra Ashley. Šis sako, ji mirusi lovoje. Ar ką nors girdite? Patryniau jos koją, pasakiau vardą, ji nesako. Jūsų dukra neatsako. Palaukite, aš... Ką sakote? Ką pasakėte? Jūsų dukra neatsako? Ne, jie yra kitoje kambario pusėje. Gerai, savo kambaryje. Gerai. Ar girdite kokį nors triukšmą namuose? Ne, jos veidas. O ponė, jos veidas. Žmona, paaiškink man. Gerai. Kino veidas? Mano žmonos veidas. Tavo žmonos veidas? Taip, ta nušautoji. Ji buvo, nušauta? Aš sakiau. Gerai, kuri buvo nušauta? Į galvą, tikiuosi jų nėra visur. Gerai, ar ji kvėpuoja? Ne, nemanau. Esi brandžioji, prašau. O Dieve. Ne, jai negerai. Ji nereaguoja į tada. Ne. Policija mano, kad tai, ką girdite šioje įrašo dalyje, tariamai yra vaidinimas. Kad tai yra asmuo, kuris nušovė ir nužudė savo žmoną. Tuo jis ir yra kaltinamas. Įdomu tai, kad jis tiksliai žino, kiek šūvių pataikė jo žmoną.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad jis tiesiai neina patikrinti vaikų. Tada šios įrašo dalies pabaigoje atvyksta policija. Ką man daryt? Ką man daryt? Ką man daryt? Ar ji kvėpuoja? Manau, kad nebuvo 2 šūvių. Gerai. Jei tau tai priimtina. Noriu, kad surastum audinį ir uždėtum audeklą ant šautinės žaizdos. Uždėk kaip rankšluostį ant kraujuojančios žaizdos, bet nespausk tiesiogiai. Gerai. O dieve man. Prašau giliai kvėp. Gerai. Gerai. Paimk tą audinį ir uždėk jį ant žaizdos, bet nespausk tiesiogiai. Gerai, jie atvyksta pas tave kuo greičiau. Gerai. Aš tiesiog uždėjau jį ant jos galvos. Gerai, ar nepilnamečiams viskas gerai, ar juos patikrinai? Aš jų nepatikrinau. Gerai, ar galite nueiti ir patikrinti nepilnamečius, prašau. Policija čia. Policija čia. Palaukite, ar galite patikrinti nepilnamečius, prašau. Policininkai šalti. Jie ką tik išėjo. Jie ką tik išėjo. Gerai, prašau nueiti ir patikrinti nepilnamečius. Jie vis dar miega. Jie vis dar miega. Matai, kad jie kvėpuoja. Žaizdų nematyti. Ne, ne policija. Jie ką tik man pasakė, ponė. Policininkai, perduoda jums. Gerai, noriu, kad jūs tai padarytumėte. Atidarykite jam duris, kad patektų pas ją. Gerai, jis ateina. Ponė, prašau. Aš nežinau. Duris į priešais esančias duris yra plačiai atidarytos. Jis jos vyras. Ne, nemanau. Kiekviena žmogžudystės byla šokiruoja, bet man įstringa, kai pamatai, kad žmogus anksčiau neturėjo problemų su įstatymais. Ir atrodo, kad taip yra su Calebu Flynnu, buvusiu pastoriumi, buvusiu American Idol dalyviu, tėvu ir vyru, kuris dabar kaltinamas žmogžudystę. Aš jo ieškojau truthfinder.com ir atrodo, kad jis neturi jokio teistumo. Jis turi kelis kelių eismo pažeidimus, bet tuo viskas ir baigėsi. Mes naudojame Truthfinder viešųjų įrašų paieškoms savo istorijoms čia, Law and Crime. Tai padeda sutaupyti laiko tyrimams, todėl galime susitelkti į nusikaltimų nušvietimą. Šiuo įrankiu Truthfinder galite naudotis ir jūs. Įvedus vardą rasite adresus, nusikalstamumo istoriją ir daugiau. Tai pagrindinis mūsų patikrinimų įrankis ir viena didžiausių paieškos paslaugų JAV. O su prenumerata gaunate neribotą kiekį konfidencialių paieškų. Galite pasitikrinti naujus kaimynus, galbūt žmonės, kuriuos sutinkate internete, arba surasti žmogų, su kuriuo norite atnaujinti ryšį. Galite patikrinti netoliese registruotus seksualinius nusikaltėlius ar atlikti savęs patikrą. Būkite informuoti, būkite saugus. Tikrinkite viešuosius įrašus su Truthfinder Now svetainėje truthfinder.com/OTC. Ashley buvo 37 metų 2 gražių mergaičių mama. Ji buvo žmona žmogaus, kuris atrodė mylintis vyras. Asmens, kuris kadaise buvo vietinės bažnyčios garbinimo vadovas. Ir žudikas. Tip City, mažame miestelėje, visi pažįsta vieni kitus. Tai nėra įprasta, ypač kai taip nutinka mylimam bendruomenės žmogui. Ji pažinojo šią bendruomenę, nes užaugo šiame mažame miestelėje į šiaurę nuo Daytono. Ashley nekrologė buvo parašyta, kad ji buvo, cituoju, spindinti džiaugsmo šviesa visiems, kurie ją sutiko ir lengvai įkvėpdavo kitus savo kelyje. Būkime atviri, tai nėra tik gražūs žodžiai, kuriuos kažkas parašė atminimui. Atrodo, kad tai tiksliai apibūdina, kokia buvo Ashley, kaip ji gyveno, visada pirmiausia galvodama apie kitus. Ji dirbo pavaduojančią mokytoją valstybinėje mokykloje, treniravo 7 klasės tinklinio komandą ir savanoriavo bažnyčioje. Todėl policija iš pradžių teigia, kad Ashley regis tapo tariamos vagystės auka. Viskas peraugo į smurtą. Kažkas įsilaužė į šį namą su ginklu ir nušovė Ashley, bandydamas apvogti. Vienas iš įrodymų, į kuriuos tyrėjai atkreipė dėmesį, buvo prievartinio įsilaužimo į Flynnų namus požymiai. Tačiau jie nebuvo tikslus, kaip tas įsilaužimas atrodė. Skambutyje numeriu 911 girdėjote, kad atidarytos garažo duris. Tip City policijos viršininkas pirmadienį, kai visi bandė susitaikyti su tuo, kas nutiko, sakė, kad įvykis buvo nepavykusi vagystė.
Policija greitai atvyko į įvykio vietą, panaudojo dronus ir tarnybinius šunis, kad surastų asmenį, kuris įėjo į namus, nužudė Ashley ir pabėgo. Tačiau blogiuko nesimatė, šunys nieko neužfiksavo. Pakalbėkime apie santuoką, nes Ashley ir Calebas atrodė kaip mylinti pora. Tai klišė, bet iš tiesų jie buvo tobula pora. Pažiūrėkite į Ashley Facebook nuotrauką, jie ant vandens. Yra kelios jų nuotraukos, kaip laimingos šeimos auginančios dukras mieste, kuriame užaugo Ashley. Calebas atrodė kaip tikintis žmogus. Jis buvo šlovinimo vadovas ir muzikantas bažnyčioje, kurioje dirbo ir Ashley. Jis ir Ashley yra baigę Lee universitetą Tennessee, kuris yra privatus krikščioniškas koledžas. Panašu, kad būtent ten jie ir susipažino. Calebas atrodo tikrai geras muzikantas. 2013 metais dalyvavo American Idol atrankoje. Aš tai paminėjau. Ne tik todėl, kad stebina, jog žmogus, kuris pasirodė toje laidoje, būtų apkaltintas tokiu dalyku. Pasak Dayton Daily News, toje laidoje, kurioje jis dalyvavo atrankoje, buvo trumpas interviu su juo. Jis sako, myliu savo žmoną labiau už viską. Ji labai graži. Myliu ją. Dabar Calebas Flynnas, American Idol dalyvis, kalbėjęs apie meilę žmonai, kaltinamas savo žmonos nužudimu. Tai taip sunku suprasti, nors dėja esame matę atvejų, kai toks šeimos smurtas įvyksta ir dabar. Šį rytą gavau šios bylos teismo dokumentus, baudžiamąjį skundą. Netrukus šiek tiek plačiau pakalbėsime apie tai, ką tai mums sako. Tačiau po Ashley nužudimo kita šokiruojanti šios istorijos dalis yra tai, kaip stipriai bendruomenė susitelkė aplink jos šeimą, o ypač aplink Calebą. Buvo sukurta GoFundMe kampanija su šia nuotrauka, kurioje matoma visa šeima, įskaitant ir Calebą, bei pridėtas užrašas. Prašome melstis už jos vyrą ir 2 dukras. Bendruomenė labiau rūpinosi ne Calebu, o asmens, kuris, kaip jis sakė, įsilaužė į namus ir nužudė jo žmoną paieška. Tačiau trečiadienį vietos viršininkas, tas pats asmuo, kuris sakė, kad tai atrodė kaip nepavykęs apiplėšimas, paprašė FTB. Ir atrodo, kad būtent tada daug kas pasikeitė. Šis viršininkas paskelbė pareiškimą, kuris patraukė mūsų dėmesį, nes anksčiau jie neskelbė daug informacijos. Jis pavadino Ashley nužudymą tikslingu ir teigė netikintis, kad visuomeniai kyla pavojus. Įdomu, kai teisėsauga taip kalba. Jei vyras įsibrovė į Flynnų namus, nužudė Ashley Flynn ir pabėgo, kodėl visuomeniai negresia pavojus, nebent niekas iš tikrųjų neįsibrovė. Policija kol kas neskelbė daug informacijos, neaišku, kur buvo nužudimo ginklas ir kaip atrodė įsibrovimas į namus. Daugelis stebėjosi, kodėl būtent Ashley susidūrė su tuo asmeniu. Calebas pareigūnams sakė, kad šis įsibrovė į namus. Kur jis buvo tuo metu? Kodėl būtent jis susidūrė su šiuo tariamu įsilaužėliu? Ketvirtadienio vakarą Calebas Flynnas buvo uždarytas į apygardos kalėjimą po 5 vietos laiku. Jam pateikti kaltinimai dėl nužudimo, 2 sunkių užpuolimų ir 2 įrodymų klastojimo. Baudžiamajame skunde teigiama, kad Calebas vėl šovė į Ashley 9 mm pistoletu. Neaišku, ar teisėsauga turėjo žmogžudystės ginklą ar tūteles, pagal kurias tai galėtų nustatyti. Įtariama žmogžudystė įvyko ankstyvą pirmadienio rytą. Neaišku, kada ir kaip greitai po įtariamo žmogžudystės Calebas paskambino numeriu 911. Ką jis veikia tuo metu? Žinoma, jis kaltinamas slėpęs nusikaltimo vietą. Dabar 2 kaltinimai dėl užpuolimo siejamos su iššautų kulkų kiekiu. Ashley skrodymas vis dar laukiamas, o baudžiamajame skunde aiškiai nurodyta, kad Calebas bandė suklaidinti pareigūnus, surežisuodamas nusikaltimo vietą. Flynnas penktadienio rytą pirmą kartą pasirodė teisme Ohajuje. Pone Flynn, jums pareikšti keli kaltinimai. Pirmas kaltinimas – žmogžudystė, tai 1 laipsnio nusikaltimas. 2 ir 3 kaltinimai – abu dėl nusikalstamo užpuolimo, tai 2 laipsnio nusikaltimai. 4 kaltinimas – įrodymų klastojimas, tai 3 laipsnio nusikaltimas. Ir tai yra 4 kaltinimas. 5 kaltinimas – 3 laipsnio įrodymų klastojimas. Ponas Folkeris. Gerbiamas ponia Flynnai, Enderi Taylorai, taip yra, nes aš pristatau pranešimą, toks yra Flynnas.
gyvendamas Tip Cityje. Jis neturi jokios komercinės įmonės, jis nėra jokios kontrolės dalis, prieš jį nėra pareikštų kaltinimų ir jis neturi kriminalinės praeities. Kas nustato pagrįstus užstatus? Pone Flynn, jūsų byla bus nagrinėjama preliminariame posėdyje kitą savaitę, vasario 26 dieną, 13 val. Jūs turite teisę turėti advokatą, kuris jūs atstovautų. Jei negalite sau leisti advokato, galite kreiptis į valstybės gynėjo biurą ir jie nustatys, ar turite teisę į teismo paskirtą advokatą. Ar viską supratote? Ar norite ką nors pasakyti teismui dėl užstato? Atsiprašau, kad turėjote tam būti. Ar norite pasisakyti dėl šios bylos užstato teisme? Aš nelabai suprantu to. Gerai, teismas turi nustatyti užstatą, ponė, kad užtikrintų jūsų atvykimą. Gerai, teismas nustatys užstatą. Ir jūs turite teisę man pasakyti, aš nekeliu pabėgimo rizikos, aš keliu pabėgimo riziką, arba kažkas panašaus. Norėtumėt ką nors apie tai pasakyti? Atsiprašau, noriu rūpintis dukromis, nekeliu rizikos. Aš suprantu. Taip. Teismas šioje byloje skirs $2 milijonų užstatą už visus jums pareikštus kaltinimus. Sumokėjus užstatą teismas paskirs ikiteisminę priežiūrą ir namų areštą su elektroninė stebėsena. Teismas nurodys, kad visiškai negalėsite turėti jokio tiesioginio ar netiesioginio kontakto per kitus asmenis su jums neleidžiama su jais bendrauti jokių būdų, įskaitant elektroninės ryšio priemonės. Jums visiškai draudžiama bendrauti per šeimos narius. Ar viską supratote? Taip, ponė. Javai, ačiū. Posėdis baigtas. Ačiū, ponė. Jis nepripažino kalties dėl pareikštų kaltinimų. Jo užstatas buvo nustatytas $2 milijonų ir jei jis sugebės sumokėti užstatą, bus stebimas elektroninėmis priemonėmis ir laikomas namų arešte. Ir jūs matėte jo emocijas, kai jam buvo pasakyta, kad jam nebus leista bendrauti su savo vaikais. Dabar. Calebo žmonos, jo tariamos aukos Ashley Flynn pagerbimo ceremonija numatyta sekmadienio popietę. Ji vyks toje pačioje bažnyčioje, kur jie abu dirbo ir dabar renkasi bendruomenė. Daugelis jų beje palaikė Calebą, kai pasirodė kaltinimai iš išorės. Kai žmonės nagrinėja nusikaltimus ir sako, esu matęs tokią istoriją, tai tikrai turėjo būti vyras. Tip Cityje, Ohajo valstijoje, daug žmonių sakė, kad šiuo atveju taip nebus. Bet kaip kas nors galėtų įtarti mylinti vyrą, mylinti tėvą, tikėjimo žmogų, kad jis galiausiai bus apkaltintas tuo, kuo dabar kaltinamas Calebas. Deja, šiuo atveju įvyko tai, ką esame matę daugelį smurto šeimoje atvejų, kai vyras arba artimas žmogus yra apkaltinamas atėmęs gyvybę kitam asmeniui. Tam, su kuriuo atrodė esąs artimiausias ir kurį labiausiai mylėjo. Kol teisėsauga renka bylos medžiagą, internete sklinda gandai, bet oficialaus motyvo dar nežinome. Šis tėvas, šis vyras tariamai nužudė savo žmoną vidury nakties ir viską surežisavo taip, lyg tai būtų įsilaužimas virtęs smurtu. Prisijunkite dar kartą aptarti šios bylos su į atsargą išėjusiu policijos vadu Maiku Kingu, laidos Profiling Evil ir Gardens of Evil apie Siono bendruomenės kultą vedėjų. Apie ją dar pakalbėsime, ką tik pradėjau klausytis, labai įdomi. Šią savaitę, kai paaiškėjo istorija, kalbėjome apie bylą. Policija teigia, kad tai buvo nepavykusi vagystė, matėsi prievartinių įsilaužimo požymių. Žiūrėjome į rajoną ir svarstėme, ką tai reiškia. Tokiais atvejais, man atrodo, tai akivaizdu. Daugelis komentaruose sako, tikriausiai vyras kaltas. Nors visi tvirtino priešingai, dabar jis kaltinamas žmogžudystė. Galbūt per daug išsiplėčiu, nes toks įvykis visada šokiruoja. Atsiloši ir vis matai tą patį kaip ir savo karjeroje. Kuo šios bylos tokios ypatingos? Ir mes dar nežinome motyvo, bet kaip iš tikrųjų tokie dalykai nutinka? Na, Krisai, tai įdomu, nes apie tai kalbėjome ne eteryje prieš kelias dienas, aptardami tikimybę, kad tai artimiausias ratas ir užsiminėme apie tai. Kalbėjome apie tai paskutinėje laidoje. Tikiuosi, žmonės sugrįš jos paklausyti, nes nagrinėjame idėją, kad kai asmuo gyvena mažos rizikos gyvenimo būdu,
o Ashley Flynn tikrai atitiko šį apibūdinimą, Ji paliko savo mokytojos darbą, grįžo namo būti namų šeimininke, bet šiek tiek dirbo ne visą darbo dieną vietinėje mokykloje, kur treniravo. tai rodo žmogų gyvenantį mažos rizikos gyvenimo būdą. Ji turėjo artimų draugų ratą, buvo aktyvi bažnyčioje. Ir visa tai vėlgi mažos rizikos, mažos rizikos, mažos rizikos. Ir statistiškai, ką sužinojome išnagrinėję tūkstančius smurtinių nusikaltimų, ypač tokių kaip šis, artimųjų žmogžudystės atvejų, atrodo, kad kai žūsta mažos rizikos žmogus, pirmas dalykas, kurį reikia apsvarstyti, yra tai, ar jis buvo kažkieno taikinys. Tas įvykis buvo ta žmogžudystė ir ji buvo nušauta, o tai yra labai asmeniška ir iš arti. Ir statistiškai, kai nužudomas mažos rizikos žmogus, jei jie tampa taikiniu, dažniausiai tai būna jiems pažįstamas asmuo arba kas nors, kas žino, kas jie tokie. Taigi tai gali būti net toks tolimas atvejis, kai persekiotojas žiūri pro langą ir savo mintyse kuria fantaziją, kad jie turi santykius. Reikia žvelgti į vidų, pradėti nuo centro ir plėstis į išorę, kaip jau kalbėjome. Tai vis tiek kelia nerimą, ypač galvojant apie smurtą artimoje aplinkoje, žmogžudystę, kurią dabar kaltinama, ir kaip tai galėjo nutikti. Dabar kažkas gali pereiti nuo atrodytų pavyzdinės, nuostabios santuokos iki žmogžudystės. Tai vienas iš tų dalykų, kai atrodo niekas to nesitikėjęs, suprantate? Caleb Flynn nebuvo teistas, šeimai rinktos lėšos per GoFundMe, juos palaikė stipri bendruomenė. Pavyzdžiui, jo nuotraukos ir pinigai dukrų auginimui, likusių be mamos. Ir žinote, mes dar nežinome detalių, kas išsprendė šią bylą, bet noriu pakalbėti apie tyrimą ir jo dalį. Tipsaitis, Ohadžas, nedidelė bendruomenė. Jie iškvietė FTB pagalbai. Esu tikras, kad apgauti FTB labai sunku. Buvo įsilaužimo požymių, todėl jis kaltinamas nusikaltimo vietos inscenizavimu. Pirmiausia, pakalbėkime apie rajono geografiją, kai pradedate nagrinėti bylą. Žinant tai, ką žinome ir kas teigiama, kaip tai įsikomponuoja į šią situaciją. O labai džiaugiuosi, kad tai paminėjote, nes man iš tikrųjų patinka kalbėti apie geografiją. Parodysiu kažką ekrane, kad kartu galėtume pasižiūrėti ir aptarti kalbėdamas. Bet mano manimu, tokiose situacijose labai svarbu išnagrinėti geografiją, kad pamatytume, ar pasakojimai iš tikrųjų atitinka. Kol kalbamės, paleisiu trumpą vaizdo įrašą, kurį sukūriau šį rytą. Jis kaip tik apie šį rajoną. Čia yra namo vieta. Anksčiau kalbėjome apie tai, kad šis namas yra tokioje gatvėje. Iš tiesų buvo tik vienas būdas patekti vidun, nereikėjo klaidžioti gatvėmis. Ir mes tarsi tai apibrėžiame, kai žiūrime į kas turėjome apie tai, kad kažtrinį kelią. Gerai, su tuo galime susitaikyti. Bet įdomiausia, kai suprantame, kad tai buvo surežisuota. Įtariamasis turėjo kažkur nueiti po jo. Žinojome, kad policija naudojo šunis ir dronus paieškoms. Turime didelį lauką, kurį paskutinėje laidoje vadinome labai svarbiu. Atsitraukus ir parodžius žmonėms visame pasaulyje, svarbiausia yra tai, kur tai įvyko. Bandžiau sumodeliuoti, kaip Ring kameros ar durų skambučio kameros matymo laukas atrodytų tame rajone. Taigi, kai policija tyrė šią bylą, jie turėjo iš karto pradėti svarstyti tokius dalykus, kaip ar įmanoma, kad kažkas galėjo patekti į šį rajoną nepastebėtas. Ir kai pagalvoja apie didžiulį žmonių turinčių durų skambučio kamerą skaičių, tada pradedi matyti dalykus, kurie sako, na tai nelogiška, nes niekas nevaikšto gatve. Kalbant apie tikrąjį inscenizavimą, prie kurio, manau, dar prieisime, teisėsauga ima sakyti, palaukite, istorija nesueina. Ir aš taip pat manau, ir ačiū, kad tai apibendrinote, nes tai tiesiog įdomus žvilgsnis į tai, kaip teisėsauga, žinote, gauna šią istoriją iš vyro, kuris sako, kad jo žmona buvo nušauta namuose, žinote, o tada pradedi uždavinėti klausimus apie tai. Ir tada pažvelgi į tai iš perspektyvos, apie kurią, manau, daugelis įtariamųjų tikriausiai net nesusimasto. Žinote, jie galvoja, žinote, jei jis išlaužė duris, tai rodo priverstinį įsilaužimą, galbūt langą, jis galėjo apie tai pagalvoti.
Bet tada svarstoma, kaip jie galėjo patekti į rajoną. Ką rodo praktika? Kaip dažnai susidurėte su tokiais įtariamaisiais bylose, kuriuose jie kaltinami nusikaltimo vietos inscenizavimu? Jie nemąsto taip plačiai kaip FTB ar teisėsauga. Jūs visiškai teisus, nes esmė ta, kad jei visa tai tiesa, dabar vyras yra apkaltintas. Jei tai tiesa, jis tikriausiai būtų daug laiko praleidęs fantazuodamas, kaip jis išspręs šią problemą. Ir mes dar tiksliai nežinome, kokia buvo ta problema, išskyrus tai, kad jis nebenorėjo, jog Ashley būtų šalia, jei visa tai tiesa. Ir kai jie pradeda fantazuoti ir pereina šį procesą, man iškyla keletas įdomių dalykų. Šiuo atveju pirmas dalykas – jei jo žmona būtų nušauta ir nužudyta jų namuose. Jis ne tik atsikrato potencialios problemos, kurios kitaip teisėtais būdais neišsprendė. Tai iš esmės reiškia, kad jam nereikia dalintis turto, nereikia rūpintis globa, nereikia jaudintis dėl daugybės dalykų. Taigi jis savo fantazijoje sprendžia problemą. Tačiau kita pusė, apie kurią žmonės nepagalvoja, yra ta, kad jis taip pat tampa šio nusikaltimo auka. Jis sulaukė bendruomenės palaikymo ir užuojautos dėl tragiškos žmonos netekties. Kai Jay įsitraukia į fantaziją, pamiršta tas svarbes sudedamąsias dalis. Ar visi kiti įrodymai, išskyrus jūsų parodymus apie tai, kas įvyko, ar visi kiti įrodymai tai patvirtina? Čia šios bylos ima byrėti. Kai pažvelgėme į kai kurios dalykus, žinome, kad buvo įsilaužimo požymių ir kas žinote, policija pirmadienį, jie renkasi. Paklausykime šio vyro ir, tai nesėkmingas apiplėšimas. Tada jie rimtai gilinasi į tyrimą, net į tokius dalykus kaip prievartinių įsilaužimo požymiai. Kaip jūs interpretuojate tai, ką matote įvykio vietoje? Bet tada pritaikote tai istorijai, kurią pasakoja šis vyras apie tai, kas nutiko. Kad išsiaiškintumėte, ar tai tiesa ar ne. Taip, manau, kad reikia žiūrėti į bylą visapusiškai. Ir galbūt viršininkas iš pradžių pasakė, kad tai nepavykęs apiplėšimas, nes tai buvo paprastas būdas jiems tęsti tyrimą. Ir turiu tikėtis, kad tai yra dalis to, ką jis daro, nes jis taip pat pasakė komentarą, kuris mano manimu buvo labai svarbus. Jis sako, mes nemanome, kad tai kelia grėsmę bendruomeniai. Mes tikime, kad tai buvo suvaldyta, o tai rodo, kad jie turi kryptį, kuri juos veda kažkur kitur. Jie taip pat nenori įspėti, nes galbūt nori atlikti kitus tyrimus arba sekti ką nors ir stebėti, ką jis daro. Tačiau įvertinus visumą, žemėlapį, išėjimus, įėjimus, kameras, įrodymų pagrindžiančių mintį, kad tai įsibrovėlis, trūkumą. Tada žiūrite į namo vidų, garažą, duris. Vėliau juos matėme kai kuriuose naujienų reportažų vaizduose, kur mačiau, kaip teisėsauga išpjauna tų durų staktą. Manau, tai bus įrodymas, parodantis, kaip buvo įsilaužta pro tas duris. Ar jos išlaužtos, ar išspirtos. Bet įdomiausia ir tai, ką mes dabar sužinome, yra tai, kad tame garaže prie tų durų buvo pristumtas šaldiklis. Reikėjo išspirti ne tik tas duris, tačiau duris dar reikėjo tiek praverti, kad būtų galima pastumti šaldiklį ir įeiti. Ir tada, stebuklingai, jis paliko savo ginklą automobilyje. O tas ginklas yra tas pats, kuriuo buvo nužudytas šis asmuo. Šis plėšrūnas ne tik ateina, bet ir atsitiktinai išnaršo automobilį, randa bei panaudoja ginklą. Slapta užlipa į miegamąjį ir 2 kartus šauna Ashley į galvą. Tai labai tikslinga ir asmeniška, nesusiję su apiplėšimu. Taip, ir tai yra vienas iš tų atvejų, kai pamatai tokią bylą ir tai nėra, sakyčiau, įprasta, bet esame matę tokių pavyzdžių. Turite įtariamai be kriminalinės praeities apklausos kambaryje, kuris greičiausiai pirmą kartą tokioje situacijoje ir pasakoja savo istoriją. Kaip jūs paimate tai, ką surenkate įvykio vietoje ir tada beveik įrėmėte juos į kampą? Tokioje situacijoje, kai galite sluoksnis po sluoksnio atskleisti istoriją ir iš tikrųjų pasiekti tiesą. Tai taip, turiu omenyje, jūs pradedate nuo apklausos proceso ir pradedate uždavinėti klausimus, leidžiate žmogui pateikti savo atsakymą į apklausą. Galbūt daliniai prisipažinimai, bet ne visiškas prisipažinimas, nes juk jų nebuvo.
ankstyvoje stadijoje. Ar jie turi juos dabar ar ne, mes tiksliai nežinome, bet leidžiate tiems prisipažinimams pradėti aiškėti, o tada leidžiate, kad tas pokalbis būtų ginčiamas ir paneigiamas tokiais dalykais. Galite rasti, ieškodami giliajame ir tamsiajame internete, ką jie veikia socialiniuose tinkluose ir kur telefonas rodo jų buvimo vietą. Ar mezgami kokie nors santykiai? Apie šią bylą dar daug nežinome, tačiau yra motyvas. Nesvarbu, ar tai noras pabėgti su turtu, ar slapti santykiai, apie kuriuos nežinome. Esu tikras, visa tai paaiškės. Bet čia pradeda susidėlioti tikroji informacija, kuri arba patvirtina, arba paneigia, ir tada gali būti panaudota jų parodymams paneigti. Kai žiūrite į tokias bylas, o yra buvę labai daug žiniasklaidoje nuskambėjusių vyrų ar žmonų bylų, antrosios pusės daro kažką tokio. Tu sėdi ir svarstai, kaip viskas pasiekia tokį tašką. Kaip kažkas, ir šiuo atveju taip pat. Visada stengiuosi neskubėti spręsti, nežinodamas visų aplinkybių. Tačiau komentaruose daug kas sako, kad tai padarė vyras. Ir žinai, mes jau esame matę tokių atvejų anksčiau. Tačiau tada ši bendruomenė buvo įsitikinusi, kad tai neįmanoma. Kaip dažnai esi matęs, kad kažkas būtų apkaltintas baisiais dalykais ir tuo pačiu išlaikytų viešą įvaizdį? Nesitikėtum, kad jie turi geną leidžiantį tai pasielgti. Taip, tu pataikiai tiesiai į 10, nes profiliavime mes žiūrime į 3 asmenybės, kurias visi turime. 1. Vieša asmenybė, vadovaujanti bažnyčios chorui. Būti geru kaimynu, sveikinti visus ir atnešti vištienos sriubos sergančiam kaimynui. Tai yra ta viešoji asmenybė. Tai tas pats kaip ir ta asmenybė, kurią mes su tavimi užsidedame, kai darome tavo laidą. Mes stengiamės parodyti save iš geriausios pusės, pasakyti, štai kur mes esame, štai kaip aš norėčiau būti matomas. Bet mes visi turime ir privačią pusę. Ir tai yra ta vieta, kurią galbūt mato tik artimiausi mūsų draugai, geriausias draugas ar sutuoktinis. Kai jie pamato mūsų trūkumus, tai yra ta vieta, kur jie gali pamatyti, kaip reaguojame neigiamai ar negražiai. Ir mes visi tai turime. Yra ir slaptoji pusė. Kaip sakydavo mano mentorius, Tasmanijos velnias, gyvenantis giliausiose mūsų proto kertelėse. Kuris sako, štai ką aš padarysiu ir po velnių man pavyks nuo to išsisukti. Ir baisu pagalvoti apie tai. Turiu omenyje, kokios mintys gali kilti žmogui, kuris atrodo toks tobulas. Net mąstymas, planavimas ir įgyvendinimas šio veiksmo. Daugiau sužinosime bylos eigoje, nors tokios bylos būna gana dažnos. Tai visada šokiruoja ir niekada neatrodo normalu, kai tai pamatai. Išgirsime jo pusę, pamatysime įrodymus ir galimą eigą. Maikas Kingas. Visada malonu jūs matyti Law and Crime. Prieš baigiant, noriu paklausti apie jūsų naują tinklalaidę. Žinau, kad jau išleista 3 serija. Ką žmonės turėtų žinoti? Sveiki, Gardens of Evil, Ziono draugijos kulto viduje. Tai 5. American Nightmares tinklalaidės sezonas. Tai be galo populiari tinklalaidė. Ji pasakoja apie sektą, kurią aš sunaikinau prieš daugelį metų, kai išgelbėjome daugybę vaikų tame reikale. Tai suteikia galimybę 45-55 metų moterims ir vyrams papasakoti savo istoriją. Tyrėjams, buvusiems įvykio vietoje šturmo dieną, tai proga papasakoti savo istoriją. Tai būdas viską paviešinti ir tikėkimės padėti gyti, bet svarbiausia – užkirsti kelią tokiems įvykiams ateityje. Pradėjau jos klausytis, tai puikia tinklalaidė, rekomenduoju visiems. Maikas Kingas, buvęs policijos vadas ir Profiling Evil vedėjas. Malonu jūs matyti Law and Crime. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, Krisai. Tai viskas laidoje On the Case su Law and Crime. Prenumeruokite mus YouTube, Spotify ir Peacock. Aš Krisas Stewartas. Iki kito karto.